2023 vasarą, lankydamasis Lietuvoje, neuromokslininkas ir menininkas Audrius Plioplys pristatė pasaulinį atradimą. Tai iššifruotas vadinamasis Voiničiaus rankraštis, 6 amžių buvęs paslaptimi įvairių sričių tyrinėtojams. Čia buvo visiškai atsitiktinis dalykas prieš daugiau negu 2 metai atgal. Aš žinojau, kad eisiu į ligonio operaciją daryti ir kad bus keletas dienų po to atsigauti. Ir aš, paprastai pasiimu savo normalius darbus, skaitymo darbus kartu, bet aš nutariau šį kartą kažką kitą daryti, nusibodo tie patys kasdieniniai darbeliai. Ir aš pagalvojau, kad šitas Voiničiaus rankraštis niekas dar nėra kaip išnarpliojęs reikšmę to dalyko. Ir aš žinojau, kad žmogus Alan Turing, kuris yra kompiuterių atradėjas, faktinai, kad jis buvo tą vokiečių slaptą kodą išnarpliojęs ir, kaip sakant, sutrumpino antrą karą žymiai. Jis mėgino tą išnarplioti, jam nepasisekė. Žmonės, kurie įsteigė NSA, the National Security Association, Amerikos po antro karo, kuris išnarpliojo Friedman, kuris išnarpliojo japonų tas karo kodos ir ten sutrumpino karą. Jis turėjo 8 kriptografus pasamdęs ir jie metus dirbo negalėjo išnarplioti. Tai jeigu šitie žmonės negali išnarplioti, tai ką dabar, tai Plioplys turi daryti. Tai aš tada buvau prašęs, aš nenorėjau, kaip sakant, nusiteikti pagal jau žmonių ankstyvesnės teorijas ir perskaityti literatūrą pirmą. Aš dariau pirmą peržiūrėti rankraščiai. Tai jie yra atspausdintos labai geros kokybės kopijos to rankraščio. Yra 240 puslapių ilgio. Ir aš viską peržiūrėjau, kiekvieną žodį perskaičiau, raidę peržiūrėjau ir savo išvadas padariau. Ir tada po to pradėjau žiūrėti į spausdintą literatūrą apie tą. Ir didelė dalis mano minčių jau kiti žmonės turėjo, tai čia daug, ką aš pastebėjau, ne naujo, bet kiti dalykai visiškai naujus tokius mintys, kas čia yra. Ir aš manau, kad mano nuožiūrio ir atradimai yra šviežus, nauji dalykai. Ir aš manau visai teisingai, visus kitus kalbos visi klajoja į visokiausius kitus pasaulius, nepataiko, kas čia tikrai yra. Iš esmės šitas yra vadovėlis gydyti moteris ir moterų ligas, naudojant vaisžoles ir naudojant maudymosi ritualus, kurie visi pagrįsti astronomija ir astrologiniais principais. Tai tas atskiras dalelės perrašiau iš to nesuprantamo rankraščio į žodžius, kuriuos gali ištarti mūsų raidyne. Ir šiandieną Nora Petročenko, operos solistė, giedos iškarpas, 6 skirtingas iš to rankraščio, ką aš buvau perrašęs. Muziką sukūrė Grace Allen, kuri jauna kompozitorė gyvena Johannesburg, Pietų Afrikoje. Taigi susidamavo su bendradarbiauti su manimi šito projektu. Ir tada po to persimesime į šilko skraistės ir madų parodą. Aš užsiimu kūrybą ir net savo medicinio-neurologiniuose darbuose reikia tyrinėjimus darai, reikia labai kūrybiškai prieiti prie jos, kaip daryti, ką daryti, galvą sukti įvairiai. Nėra paprastas 1, 2, 3 dalykas. Jeigu turi gerą kūrybišką galvą, tu gali kažką gero siekti. Aš manau, esu tą padaręs medicinoje, neurologijoje, o ypač mene. Kurių darbus. Bet aš pagalvoju vieną dieną, kad kas tas, kuris, kaip sakant, įdėjo didžiausias darbo pastangas į kūrybą. Tai Dievas. Dievas kūrė, ar ne? Ir Dievas dirbo, kūrė pirmą dieną, kažkas nepasisekė, antrą dieną dirbo, trečią dieną dirbo, jisai nepatiko, reikėjo daugiau kurti. Ir galų gale jis paskutinį dalyką sukūrė, tada pabaigė, daugiau nereikia kurti. Paskutinis dalykas tai tobula. Tai moteris jis sukūrė. Tai čia Dievas tą padarė, ne aš. O kaip aš galiu konkuruoti su Dievu ir Dievo kūryba, aš negaliu. Tai ką aš galiu daryti, yra sukurti dalykus, kurie pagražina Dievo tobulą kūrybą.
Tai, matai. Man vis nusibodo daryti tos tradicinius meno darbus ant popieriaus arba ant drobės, kurie 2 dimensijų. tą dariau daug metų, dešimtmečių, įvairiausių dydžių, įvairiausių temų. Bet nusibodo tą, norėjau kažką skirtingo, paskui persimečiau į šviesos skulptūras, tame Tuskulėnų kolumbariume ir tas Bruselos paroda iš tų šviesos skulptūrų. Bet tą dariau, buvo daug pasisekimo su tuo. Ir kažkaip nori daugiau, kažką skirtingo, kažką naujo. Tai kad pagalvojau, kaip dabar daryti dėl moterių pagražinimą, tai šilkas natūraliai įvyko kaip mintis, kaip tobuliausia medžiaga. Yra mišinys, yra padirbta kalba. Yra mišinys skirtingų kalbų įtraukiant. Pagrindiniai būtų, čia buvo parašyta Šriudinė Italijoje, pradžia 15 šimtmečio, vienuolyne, moterų vienuolyne, sukurtas dalykas. Garsas, kas buvo, tai buvo paimti, kaip buvo parašyta, kas bus giedojama, italų, lotynų ir vokiečių kalbos. Buvo bazė, kas buvo naudojama. Bet čia esmė yra garsas. Ir buvo giedojama. Ir tas garsas, giedojamas garsas kartu su vaižuolė ir su maudymosi baseinu sukėlė tą gydymo aplinką. Tai čia tie žodžiai, kas ten parašyta, buvo tikslas, kad jie būtų giedojami kaip gydymo priemonė. Tik tai elementai garsų paimti iš tų kalbų. Ne žodžiai paimti iš visų, ne. Tik tai garsai būtų, ne kiniečių garsai, pavyzdžiui, arba japonų. Tai tokia bazė, tokia sukurta. Ir čia labai didelė įtaka iš rankraštį turėjo, kurie gyveno 250 metų anksčiau, Hildegard von Bingen. Ji gyveno netoli Frankfurto, netaip jau toli nuo šiaurinės Italijos yra. Ir ji pati buvo sukūrusi savo kalbą, ji buvo muziką sukūrusi pati, labai daug giedojimų buvo. Ji buvo vietinė gydytoja, moterų ligom, vaizdžiolių specialistė. Ir visas tas Voynich rankraštis yra faktinai jos įtaka. Ne, kad ji pati padarė, gyveno 250 metų anksčiau. Bet čia buvo, ji pati buvo vienuolė, savo vienuolynus turėjo. Vienuolės jie gyveno ir prižiūrėjo jas. Jie turėjo savo kalbą. Tai visiškai yra Hildegard von Bingens įtaka. Bet išplėsta į šitą rankraštį. Jos kalba, kalbojama, ji turi koks 1000 žodžių. Buvo tokia kalba, kaip aš sakiau, buvo reikšmės ir buvo sakiniai. Buvo galima susikalbėti. Mintis yra, kad jos vienuolyne buvo daug kitų žmonių, dirbo ten, darbininkų buvo, kad jos galėtų tarpusavyje susikalbėti privačiai. Ir nieks kitas nesupras, ką sako. Čia mintis, kodėl tas buvo sukurtas. O jos giesmės ir dainavimas buvo suprantamos kalbos. Tai čia, bet reikalas labai pasikeitė nuo kada ji gyveno, iki kada šitas rankraštis buvo tas vienuolynas. Inkvizicija atsirado. Hildegard von Bingen dar inkvizicija dar nebuvo visai. O šičia 15 pradžioje jau inkvizicija vyksta. O tu dabar įtrauk astrologinius, astronominius principus, gydyti moteris. Čia viskas būtų mirtis. Ant mirties, ant viršaus mirties. Tai reikėjo viską padaryti taip, kad būtų niekam neaišku, kas čia yra. Tai visa situacija labai skyrėsi. Tada, žinai, žmonės nenori save paaukoti, bet nori tą gydymo principus naudotis. Ir man labai prie širdies, aš gydytojas pats. Tai šičia gydymo, žinai, vadovėlėse, man labai malonu.